Pažiūrėkite į šiuos kadrus. 5 ir 6 dešimtmečiai. Lietuva virsta milžiniška statybų aikštele. Iš agrarinio krašto, kur arklys buvo pagrindinis įrankis, mes šokame tiesiai į industrializacijos sūkurį. Kyla azotas, dunda Mažeikių nafta, Panevėžys tampa tiksliosios mechanikos centru. Atrodė, kad progresas nesustabdomas. Kiekviena šeima gavo raktus nuo naujo kvepiančio dažais buto blokinėme name. Centrinis šildymas, garantuotas darbas, pigi duona. Tai buvo stabilumo pažadas. Šviesus rytojus pagaliau buvo čia pat, už kampo. Bet už kampo laukia ne šviesus rytojus, o eilė. Eilė prie batų, eilė prie dešros, eilė prie gyvenimo. Tas klestėjimas turėjo savo kainą, apie kurią laikraščiai nerašė. Ekonomika, valdoma iš Maskvos kabinetų, priminė milžinišką mašiną, kuri gamino viską, bet nieko paprastam žmogui. Mes gaminome tankų detalės ir kosminės technologijas, bet negalėjome pagaminti kokybiškų vaikiškų batų. Klestėjimas buvo popierinis. Skaičiai ataskaitose augo, o realybėje gimė nauja valiuta – blatas. Jei pažinojai mėsos išpjaustytoją, tu buvai karalius. Jei turėjai deficitinį čekoslovakišką sekciją, tu buvai elitas. Pinigai prarado prasmę, nes už juos nebuvo ko pirkti. Kultūra sovietinėje Lietuvoje nebuvo savitikslė. Tai buvo įrankis. Galingas kūjis, skirtas nukalti naująjį homo sovietikus. Pradėkime nuo to, kas vyko gatvėse. Industrializacija nebuvo tik gamyklų statyba. Tai buvo demografinė invazija. Į Lietuvą plūstelėjo tūkstančiai migrantų iš visos sąjungos. Jie važiavo statyti socializmo. Bet kartu atsivežė svetimą kalbą, svetimus papročius ir rusišką gyvenimo būdą, kuris tapo privalomų standartų. Lietuvių kalba buvo stumiama į virtuvę, o viešojoje erdvėje karaliavo rusų kalba. O kas vyko scenose ir parodų salėse? Ten vietos laisvei nebuvo. Menas turėjo būti socialistinis savo turiniu ir tautinis savo forma. Tai reiškia viena – piešk, rašyk ir dainuok tai, kas patinka partijai. Atsirado socialistinis realizmas – menas, kuris melavo. Paveikslose matėme sočius, besišypsančius kolūkiečius, nors kaimas merdėjo. Matėme laimingus darbininkus, nors jie dirbo už skatikus. Kūrėjai tapo sistemos įkaitais. Arba tu tarnauji ideologijai, šlovini Leniną ir okupacinę valdžią, arba tavo karjera baigėsi anksčiau nei prasidėjo. Menas tapo nuobodžia, pilka, partinė reklama, kurioje žmogus buvo tik sraigtelis didelėje svetimoje mašinoje. Privatumas čia buvo prabanga, kurios sistema netoleravo. Gavai butą naujame rajone? Puiku, bet tavo sienos – popierinės. Tu girdėjai, ką kaimynas kalba už sienos, o kaimynas girdėjo tave. Tai nebuvo architektūrinė klaida, tai buvo socialinė kontrolė. Kolektyvinė būtis, kurioje niekas neturėjo būti išskirtinis, niekas neturėjo turėti paslapčių. Viskas buvo deficitas. Net tualetinis popierius ar muilas tapdavo prabanga, kurios tekdavo medžioti po visą miestą. Žmogus šiame mechanizme buvo nuvertintas. Tu buvai tik darbo jėga, sraigtelis, kuris po 8 valandų gamykloje turėjo grįžti į savo bloką, išgerti pigios degtinės ir tylėti. Alkoholis tapo masiškiausia pabėgimo forma. Kai negali pakeisti sistemos, kai negali keliauti, kai negali kurti savo verslo, tu tiesiog skęsti butelyje. Tai buvo lėtas, pilkas merdėjimas už geležinės uždangos.